Tai visuomet buvo svajonė kieme, kad galėčiau praleisti su vaikais, ramiai atsigerti kavos puodelį, visada gražu, o aš leidžiu laiką taip, kaip aš noriu. Mūsų veją robotas jau prižiūri 2 sezoną. Daug rekomendacijų gavome iš draugų, nes žinojome patys, kad tikrai nenorime pats pjauti vejos, nes žinom, kiek tai laiko atima. Visi rekomendavo Husqvarna. Ir tada nusipirkome 405 XE Nera modelį. Sklypas yra gal paprastas, nes mes jį projektavome su mintimi, kad norėsim robotą vejapjovę, tai visur palei perimetrą yra akmenukų skalda. Tai vienintelė kliūtis šiais metais atsirado, tai vaikų žaidimų aikštelė. Čia matysim, dar reikia nusireguliuoti robotuką. Ir labai gerai, kad tą padaryti galėsime patys, jog robotukas galėtų apvažiuoti šitą naują kliūtį ir tą galima padaryti labai lengvai per programėlę. Pasiskaičiavom grubiai porą kartų per savaitę pjaunant, tai per sezoną sutaupo apie 100 valandų. O kadangi mums svarbus laikas yra ir jį labai taupome, nes ypač savaitgaliais mėgstame leisti aktyviai su šeima, tai išminti su dviračiais ir ramiai nesukti galvos, kad negalim kažkur važiuoti, nes reikia pjauti veją. Kitas dar dalykas, gal irgi ko nepaminėjau, tai esminis gal net, kad žolė visą laiką yra nupjauta. Ne tai, kad tik savaitgalį nusipjovė ir kelias dienas gražu, o čia kiekvieną dieną jinai nupjauta, vienodo lygio. Tai šitas labai didelis pliusas. Husqvarna pasirinkome, nes tiesiog su kuo konsultavomės, būdavo labai geri atsiliepimai, niekada nebuvo, kad kažkam kažkokių problemų ir patys kol kas nesusidūrėm. Šį modelį pasirinkome, nes jis tinkamas mūsų sklypo dydžiui, taip pat patinka jo funkcijos, galėjimas pjauti juostomis. Šį robotą taip pat buvo paprasta įsirengti, nes jis yra belaidis. Tai reikėjo pravažiuoti sklypo perimetrą ir kliūtis. Toliau viską susitvarkėme kieme patys ir viskas su apsu susižiūrėjome, kokios trasos būtų. Labai viskas paprasta buvo. Ir mūsų robotas turi vardą. Koks tas vardas? Bolidas. Roboto darbą vertiname labai gerai. Džiaugiamės laiką nupjauta, lygia, gražia veja. Labai malonu yra gaminti valgyti namuose ir matyti, kaip jisai dirba pro langą. Tai visuomet buvo svajonė kieme, kad galėčiau praleisti su vaikais, pasikepti šašlyką, ramiai atsigerti kavos puodelius, ar svečius priimti, nereikėtų eiti ir burksti su žoliapjove. Tai va čia būdavo visą laiką tokia svajonė, kad visada gražu, o aš leidžiu laiką taip, kaip aš noriu. Vertintume savo robotą vejapjovę 10-balėje sistemoje, tai 11.